Atsimenu, kur rodė per televiziją, kad Kuklačiovas, tas rusų kačių dresiruotojas, labai žymus, kad jis jį pagavo, kad kaip jis nuėjo į savo to darbovietės cirko tualetą ir paparacija įsiveržė ir pamatė, kad jis, kai įsisiojo į pisuarą, tai katė jam laiko užbybė. Ir žiūri, žiūri, kad jie į kamerą. Taip šiup prišaudė. Ja. Tai grįžtant prie Romano turą, jeigu Romanas vadaro, tai tada po Kapčiamiesčio, kuris čia gali važiuoti? Į Klaipėdą, pas Vatnikus. Tarp 5 aukščių, kur nors ten vakarų... Žardininkų gatvėje. Vakarų ten laivų statybos, ten huinia, kokie nors ten jau 65 metų kolonistai iš Rusnios atvažiavę vatų vata, ateina Romano paklausyti. Ir klauso Romanas jo zavaržilina savo kūrybą ir jie sako tarpusai, blet, lietuviai, huinia, hutorianai, kaimiečiai, bet va šitas atlikėjas. O čia tai jau toks visai kaip jų, toksai kaip ir Bojarskis kažkoks. Ar Lunačarskis, ar Leontijevas. Žinot, kad Leontijevas išsibalino Išangę? Nežinot? Ne. O kodėl? Žinot, išsibalino? Ne. Kad patrauklus būtų. Kai jis įjungęs quattro režimą ropojo 4, kad kiti iš paskos einantis patinėliai, tai neraukytų nosies. Ir jis ten tarp to, kokie ten Žiburkščių gatvėje, sakėt, Klaipėdoje? Žardininkų. Žardininkų gatvėje. Kas yra Žardininkai? Nežinau. Ir jis ten groja, pagal Fanuškę groja Kelkis Lietuva, kur šauksmininkas turi būti Lietuva, bet jiem pohui. Kelkis Lietuva ir po Kelkis šauktuko nėra. Kablelio. Ir hujarina savo ten tos šitą visą visus albumus, kurių ten kokio 80 yra kaip pazapa. Aš labai produktyvus rodas. Ir hujarina tą visą bibėdį savo. Aš rudenienis, bibis rudenienis. Savo toj vokiškai, rusiškom harmonijom, kur pizdinta viskas greičiausiai. Ir Rusne sėdi, Rusnios bobos, hujovais dantim, auksinis, kas trečias, ten auksinis, nežinau, kokio vario. Jis sėdi, išsižioja Rusne, sako, pas lietuvius, vis dėlto ir žmogus sąžingas ir meistriškai užima publiką, labai meistras, scenos meistras. Rusne sėdi. Po to eina vienas iš Rusnios, iš vakarų laivų statyklos, žiūri, kad jo boba jau per daug žiūri į Romaną. Ir jis taip, į Romaną, blėt, bobai, į snukį, boba krauja, ir tada pas Romaną bėga. O tas sienoje...